nuo 10 iki 20% atveju dėl erekcijos disfunkcijos kalta emocinė būsena. Nuo depresijos iki nerimo. Erekcijos disfunkcija turi fizinę priežastį. Nesugebėjimas pasiekti erekcijos arba nesugebėjimas ją išlaikyti. Jeigu ir tave kamuoja ši problemėlė, būtinai man parašykite telegramą arba ten, kur rasi profilio aprašyme. Taigi, kokios yra priežastis? Nes pritekėjimas kraujo į varpą. Kaip minėjau ankstesniuose savo video, dėl mūsų mitybos žalingų įpročių kraujagyslės gali susiaurėti, kraujagyslių sienelės gali pasidaryti netokius elastingos, mūsų kraujas netoks takus ir jo priteka mažiau į mažąjį dubenį. O ten viskas priklauso, ar ne, nuo mūsų erekcija, nuo to. Taigi širdies ligos, diabetas, nutukimas, sąnarių uždegimai, depresinės formos, dantenų lygos, neramių kojų sindromas, miego apnėja. Tai yra tos problemos, tos fizinės problemos, kurios sukelia diskomfortą ir įtakoja tavo erekciją. Mes visą tai galime sutvarkyti. Iš tikrųjų, tai yra paprasta, nes mūsų organizmas yra atsistatanti sistema.